Mhm. Tai va, dar kartą pakartosiu, ne? Kaip mes pradėsim šią savaitę? Pirma, nuspręsim, kiek turėsim dar treniruočios, tiksliai parašysiu, o ką norėsiu išgirsti apie jūs. Kad prisistatytumėt, kad pasakytumėt, kiek laiko, pavyzdžiui, ar treniruotės jogą, ar kažkada darėt, ar dabar kokius fizinius pratimus užsiimat ir koks jūsų fizinis pasiruošimas tam. Nes aštanga joga tai yra tikrai ant raumenų dirbimo, bet jeigu mes neturim pasiruošimo, tai mums reikia dar į pradžią įeiti, ne? Kad aš žinočiau kur, kad nebūtų po to sužeidimų, persitempimų ar dar kažko. Tai va, norėsiu sužinoti tai apie jūs, po to ar turit kokių sužeidimų, kad dėl kažkokių tam tikrų pratimų negalite atlikti jogos pratimo tam tikro, ne? Ir svarbu yra, kad ir kokie sužeidimai ir kiek laiko tą sužeidimą turi, tarkim, ne? Po to, dabar tiksliai, kad nieką nepraleidžiu, kažkur susirašiau. Jo, įsijungsiu, tai susirasiu. Oi, čia kažkokius metame. Tai va, pasiruošimą yra negaliu atidaryti. Cannot memorize your Zoom. Ok. O sumažinti? Jo, sumažinti galiu. Ir reikėjo atsidaryti iš anksto man. Žinai, kaip pirms kartas, ne? Gali būti visokių trigerių. Jo. Ai, kitas bus čia jau vėliau. Tai va dabar šitiek norėčiau sužinoti apie jūs. Galit prisistatyti. Kiek laiko treniruojatės, turit kokių sužeidimų ar ne. Ir tiek kol kas. Tik aš pas mane Žydrūnė pirma būtų. Žydrūnė nuo Z raidės pirma. Ne, man pačiam viršui tu esi. O Žydrūnė nėra naujokė. Jo. Ir nežinau, dabar seniai nepraktikavau, bet nesijaučiu silpna. Tai nežinau, mano jogos mokytoja, kaip pasakytų, kokiam aš lygi. Renata. Jau gali prie aštangos eiti. Galiu, šiaip intensyviai, ką aš vaikštau, daug kvėpavimo jogą pastoviai kiekvieną dieną. Jau fiziškai jaučiuosi, pakankamai. Tai va. Sužeidimų yra kažkokiu, ar ne? Ne, neturiu jokių bėdų. Gal su kaklo biškį įtampa kartais, bet čia maži dalykai. Čia pasišalins. Nes irgi darant jogos pratimus reikia nepamiršti, kad reikia pasižiūrėti, nes iš tikrųjų labai tempia per visus sausgyslės, per visus nervus ir daug dalykų vyksta. Ir gali vykti ne tik fiziniai kūno pratimai, transformacijos, bet ir vidiniai procesai, nes yra sujudinami tam tikri taškai ir visokie blokai ir taip toliau. Jūratė? Aš tai labai seniai jau sportavau, iš tikrųjų, pasiruošimas pas mane labai mažas, iš tikrųjų, ir tų raumenų nėra. Bet, tokius pagrindinius ten, labai paprastus tokius jogos pratimus, tai esu dariusi ir daug metų dariau. Tokie, pavyzdžiui, ten saulės pasveikinimas, ten kažkokią žuvelę dar darai, bet, sakau, jau senokai. Ir turiu vieną kažkokį kelieną, kairinį, aišku, tokį, nes sunku atsitūpti. Nežinau net, kas yra, tai buvau pas gydytojų, bet dar nėra atsakymų, kas tai nėra, bet, tai va dabar čia, kai tam detoksas, tai čia toks bodyflexas yra, tai tą bodyflexą darau, bet tai ten toks labai mizerija, labai nedaug. Tai va, tik tai kad tas kairysis kelienas, bet aš jį taip pabiškai jau pradedu išjudinti, nežinau kas tai. Tiesiog atsitūpti negaliu. Atkreipkite dėmesį į tos pratimus, kur reikės labiau susilenkti, ne? Ir kai darysim sėdimas pozicijas, kur ten turi sulenkti ir, iš šonus, ne, prižiūrėti labiau kelieną. Tai kai reikia paspausti per kelieną prisilaiko, ne? Bus tam tikros pozicijos, kur geriau prisižiūrėti arba praleisti pratimą, arba tiesiog padaryti kitokią jo variantą.
Gerai. Gerai. Renata? Na, mano nuo birželio mėnesio sąstingis kūno, nes metus laiko, kol gyvenau Ispanijoje, ten buvo judesys, energija kita, 3 dienos sportas, 2 dienos joga. Tai tikrai pasijautė ir svoris krito, ir energija visai kitokia. Tai kadangi lankiau jau jogą, žinau, kur yra silpniausios mano vietos, tai yra čia sprandas, nes išvarža buvo pripažinta, aišku, su pratimais lengvėja šitos sritys, nes pratimus, kai darau, tai raumenys stiprinasi. Po to eina kelienai labai jautrus, tai po kelienų pasidedu pleduką tiesiog, kad minkščiau būtų kelienam, kad nebūtų kieta. Ir teko daryti labai tokius intensyvius pratimus ant rankų riešų, kur reikia išsilaikyti. Tai vat šita vieta mano yra problematiška. Ir aš net nedarau tiesiog, aš tausoju rankas, kur neina, tai net nedarau. Bet saulės sveikinimą gali daryti. Jo, galiu. Tai va, Jūratė, irgi, kai darysit kažką ant kelienų, bet mes daugiausiai saulės sveikinime bus ant kelienų, tai, nes pradiniam, ne, ten bus, kad ant kelienų daryti. Tai irgi galit pasidėti toje vietoje dėkelį, kad kai būsit ant kelienų, kad apsaugot jūs, ne? Gerai, kokios kitos yra tam tikros sąlygos, ne? Bus energetiniai mainai. Tai kokius norit ir kaip susigalvojat energetiškai atsiskaityti. Ar tai ten aš pasakysiu pasidalinti nuotrauką, kad padaryt, visiems bus reikės, aš rašiau į grupiai, kad pirmą nuotrauką pasidarysim kelių pozų. Aš atsiųsiu kurią, tai tą pozą turėsit pasidaryti pirmą dieną ir paskutinę dieną. Ir tai galit atsiskaityti nuotrauką, galit atsiskaityti pinigais, galit atsiskaityti komentarais ar kažkom, kom norit, žodžiu, čia jūsų variantas susigalvoti kaip, nes jūsų tai yra energetiniai apsikeitimai, ne? Tai yra jūsų investicija į save, jūs investuojat savo, ne? Tai kaip jūs norit, taip ir sugalvoti. Po to, ką dar norėsiu, kaip sakiau, nuotrauką prieš ir paskutinę, kad įvyko tas pokytis. Po to norėčiau, kad pasižymėtumėt, turėtumėt užrašus ir pasižymėtumėt savo mintis, kas vyko proceso metu. Kad, pavyzdžiui, pamatėt postą, kas įvyko tuo momentu, kai matėt postą. Wow, noriu. Ai, nenoriu. O, gal reikėtų. Ai, čia man trukdys. Pavyzdžiui, Renata irgi pasidalino. Aš čia nenoriu, man čia tingumas, gal čia tas ir eik iš komforto zonos, ne? Ir finale, kas įvyko, kaip pasakiau, pavyzdžiui, susimokėti, ne? Kas vyko savaitės vidury, tarkim, kokios jūsų energijos buvo tuo momentu, kai, pavyzdžiui, ar jau turėjote energijos, ar nebeturėjot, ar norėjosi jau viską mesti, ar dar kažką. Ir finale, kad paskutinė, kad pasižymėti tokius momentus, kur tie buvo, wow, aš kažką apščiapu, kad buvo jis stiprus. Ir tą paskutinę dieną, ne? Kad jį turėtume. O jeigu nesudalyvausit iki paskutinės dienos, tai ir neturėsit atsakymų. Dažniausiai, kas jau yra bandę pirmą 21 dienos challenge, jau žino, ateina, challenges irgi. Kas yra bandęs, tas jau žino, dažniausiai daug atsakymų yra tekę gauti ir žino, kas kaip vyksta. Gerai, ok, pasakau. Kodėl dar čia? Pasakau, vis tiek įlenda į kamerą. Kodėl dar challenges, ne? Nes, pavyzdžiui, kai yra mums palankios sąlygos atlikti jogos pratimus, detoksikacija, meditacija, ne, yra tobula. Mes visi tai galim padaryti. Atrodo, ir tada yra labai sunku, sudėtinga ir čia, oi, kiek daug iššūkis padaryti. O kai mes turim savo dienos bėgį, atrasti tą momentą, sau tą ramybę, kad susikurti ar eiti, ar finale, kad šiandien negalėjau padaryti, bet tai yra laikas skirtas man, kad aš jį atrasčiau, kad ir kitą dieną, kitų laikų dienos bėgi, to laiko sau, ne?
kad ir kaip kažkas trukdytų, nes aš žinau, čia mums visiems darbai yra, čia mums visiems vaikai, namai, va šitais pas mane namuose pilna troma, visko vyksta, atrodo. Ir tu vis tiek bandai atrasti tą laiką, nes tu nusprendai tai įgyvendinti, ne? Ir ką aš dar pasižymėjau? Ar dar kažką nepapildžiau? Tai va. Treniruotė, vat, kad, pavyzdžiui, irgi šiandien, jeigu jūs neatliko, kas neatliko ir štaikė norės prisijungti padaryti treniruotę vėliau, tai jeigu neatlikot iki kitos dienos sekančios treniruotės, arba pačios išeinat iš grupės, arba sakot, arba aš jums išvedu. Ir čia yra nuoširdumas prieš save. Nu, ta prasme, būkim nuoširdūs savo, nes tai darom dėl savęs. Nes reiškia, aš neatlikau tos užduoties. Kokia buvo išimtinė taisyklė, tai kad jeigu turi temperatūros, susirgot, turi temperatūros, tai jūs nedaro. Nes dėl to, kad jogos negalima daryti, kai yra temperatūra, nes galima temperatūrą pereiti kaulus. Ir tai jau nebebus gerai. Visos kitos priežastys praktiškai yra nepateisinamos. Jeigu... Aš šiandien pertrauksiu, Renata, atsiprašau. Šiandien ryte atsikėliau ir toks svaigimas, nežinau, gal procesai vyko ar kas, ir toks svaigimas, kad tiesiog nei pusryčių nepajėgi padaryti, svaigsta galva iki pykinimo toks. Tai visą dieną leidau savo ilsėtis, pamiegojau, pasnaudžiau ir kai išmiegojau, tada pajutau, kad turiu jėgų. Bet realiai gali būti toks variantas, kad reikia daryti ir tu žiūri, kad tu nesvarumo būsenoje esi, tai čia visko gali būti. Man net karštus išpylė, kai tu pradėjai kalbėti karštų, taip paliko. Nu, vat, kas sakai, procesai tai patvirtino, nes kad iš tikrųjų procesai, nes jie iš tikrųjų... Nu, sakyčiau, pačios prieš save sąžiningos, pasakom, taip galim parašyti, šiuo metu vyksta procesai, arba atmiegu visą dieną, nu tai ir atleidžiu savo. Tiesiog sąžiningai prieš save. Kodėl aš taip griežtai, suprasit irgi pabaigoj. Nes dabar negaliu pasakyti, supranti, čia yra tas toksai, vat, ką tu gausi, tai yra tik pabaigoje sužinosi. Kaip vat, na šiandien, vat, tas pirmas įrašas, ką aš pasakiau, kad, nu, pasišalini, tada viskas, ne? O jeigu ką, galit man prašyti, vat, nespėjau atlikti treniruotės, ką daryti, ne? Nu, tada žiūrėsim, arba kažkas. Sugalvosiu, ką nors. O gal ne. O gal tiesiog teks pasišalinti arba kažkaip. Vat žiūrėsim, ne? Ką dar pasižymėjau, kad pasitikslinsiu? Man atrodo, viską pasakiau. Jo. Dar vienas momentas, kad jeigu pasakau, pavyzdžiui, parodau supratimą, dažniausiai būdavo toks. Parodau žvakę, ne? Ką daryti. Ir kas būna? Visas moteris, tokias, aš žvakę padarydavau. Prieš 10-15 metų. Ir visas pola turi daryti tą žvakę. Viena mano draugė asmeniškai. Jinai, nu tikrai, krūtinė tokia, sakau, tu nedaryk žvakės. Ir jinai tą savo krūtinę ant veido užsimetus, tai jau sakau, tu nedaryk, tu susižeisti. Ne, aš galiu. Tai va toksai, kad jeigu nedarom, tai geriau nedarom. Nes, pavyzdžiui, ta žvakė, kad aš ir galėjau padaryti, ne? Va čia yra tie kaklo raumenys, kurios jos taip stipriai tempia, kad jeigu pradėsi daryti iš karto čia pirmą dieną žvakę, nu gerai nebus. Nu ką, žinau, ką jūs ten galit pasitempti iš tikrųjų, ne? Arba tiltelį, aš irgi ten prieš 15 metų padarydavau, tai ir šiandien darau. Ne, tai aš galiu. Tai va, kad tokių nebūtų iš tikrųjų, nes tada gaunas pačios atsakingos už save, ne? Jeigu darysi ten, kur jau sakiau nedaryti. Po to, kas dar svarbu, ką atkreipdėmėsi. Parodysiu 3 variantus, ne? Šiandien mes padarysim tokią įžanginį jogos treniruotę, kad parodysiu 3 variantus to pratimo, tada pasitikrinat irgi iš karto pačios ir nusprendžiat, kuriam lygį aš esu ir jau, kai sakau, einam į šitą poziciją, nes visos pozos kartosis visą laiką, eiliškumas bus tas pats. Ir jūs jau žinot, kaip daryti tą pozą ir jūs jau iš karto darot savo poziciją, ane?
tarkim, kaip dabar parodysiu, yra pasitikrinat, ar pagaunat pirštus kojų, ne? Jeigu nepagaunat, gali daryti šitą variantą. Arba šitokį. Ir tada temp į šoną. Arba jau dedam pilnai delnus. Tai va, iš karto, kai sakau, delnai ant grindų, jūs suprantat, kad jūs negalit pasiekti grindų, tai jūs griebėt, sulenkėt kelienus ir jamat iš piršto. Ir tada keliat užpakalį viršų. Aišku? Tai va taip. Ir tada visus pratimus, tai pasižiūrėsit, pasitikrinsit, kur esat. Ir kitas dalykas. Tikrai bus kūnui iššūkis. Tikrai raumenis skaudės. Bet, praeis, stiprios moteris gimdymus ištyrėt, ne? Viskas bus gerai, išsersim ir 21 dieną, ne? Vieną kitą palaikysim, tai viskas bus puikiai. Tai, man atrodo, aš dabar šitą sustabdyti, jeigu aš įrašiau, darbu žiūrėk. Stop recording ir tada aš pradėsiu atskirai treniruotis.